Skatinti taiką per dialogą. Svarbiausias pasaulyje diskusijų apie tarptautinę saugumo politiką forumas. Tokie yra Miuncheno saugumo konferencijos tikslai. Tačiau kaip Miuncheno saugumo konferencija gali propaguoti taiką ir skatinti konfliktų sprendimą, jei ją remia ginklų kompanijos, kurios uždirba iš karų. Ir todėl gali būti, kad Miuncheno saugumo konferencija netarnauja Europos gyventojų saugumui. Galbūt jie apeidama nacionalinės valstybės ir ignoruodama žmonių valią tapo karinė ranka slaptos pasaulinės vyriausybės, kurią sudaro Bilderbergo grupė, CFR ir ECFR, ar net buvo sukurta šiam tikslui? Pasilikite su mumis ir šioje laidoje sužinosite, kas iš tikrųjų stovi už Miuncheno saugumo konferencijos. Miuncheno saugumo konferencija vyks 2024 metų vasario 16-24 dienomis. Šiais metais jį švęs savo 60-asias metinės. Miuncheno saugumo konferencija buvo įkurta 1963 metais ir kasmet rengiama Miunchene kaip tarptautinė konferencija, kurioje politikai, kariškiai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai be kita ko rengia strateginius debatus apie globalią saugumo situaciją. Prieš klausdami, kokie yra Miuncheno saugumo konferencijos tikslai, norėtume sužinoti, kas yra jos rėmėjai, nes Miuncheno saugumo konferencijos tikslai tiesiogiai priklauso nuo rėmėjų. Kaip sakoma, kas moka, tas ir muziką užsako. Oficialioje Miuncheno saugumo konferencijos interneto svetainėje be kitų išvardyti šie rėmėjai: Atlanto taryba, Atlanto tiltas, Bilo ir Melindos Geitsų fondas, brolių Rockefellerių fondas, analitinis centras, Chatham House, ECFR, kuris reiškia Europos tarptautinių santykių taryba. Džordžo Sorošo atviros visuomenės fondas nebėra įtrauktas į rėmėjų sąrašą, tačiau pastaraisiais metais jis buvo tarp jų. Rėmėjų sąraše taip pat nurodytos gynybos bendrovės, kaip antai Airbus, Rheinmetall, MBDA ir Lockheed Martin. 2022 metais kovo 12 dieną laikraščio Handelsblatt duomenimis Lockheed Martin yra didžiausia pasaulyje ginklų gamybos bendrovė. 2020 metais ši grupė pardavė ginklų už daugiau kaip 58 milijardus dolerių. Nors gynybos bendrovė veikia kaip rėmėja, Miuncheno saugumo konferencija savo tikslus išoriniam pasauliu apibūdina taip. Miuncheno saugumo konferencija yra svarbiausias pasaulyje forumas, kuriame diskutuojama apie tarptautinę saugumo politiką. Miuncheno saugumo konferencijos tikslas – stiprinti pasitikėjimą ir skatinti taikų konfliktų sprendimą, skatinant nuolatinį suinteresuotą ir neformalų dialogą tarptautinėje saugumo bendruomenėje, laikantis jos pirminio šūkio – skatinti taiką per dialogą. Tačiau kaip Miuncheno saugumo konferencija gali propaguoti taiką ir skatinti konfliktų sprendimą, jei ją remia ginklų kompanijos, kurios uždirba iš karų. Čia esama aiškaus interesų konflikto. Pastarieji Rusijos ir Ukrainos konflikto įvykiai rodo, kiek daug Miuncheno saugumo konferencija pastaraisiais metais nuveikė taikiam konfliktų sprendimui. Štai 4 pavyzdžiai. Pirmas pavyzdys. 2013-2014 metais prasidėjus Ukrainos konfliktui, tuometinis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas Wolfgangas Ischingeris 2015 metais pasisakė už JAV delegacijos planus tiekti ginklus Ukrainai. Ischingeris manė, kad tai tikslinga ir svarbu. Antras pavyzdys.
2022 metais gruodžio mėnesį buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad 2015 metais Minsko susitarimas, tai yra abipusių susitarimų pasiektos paliaubos Rusijos ir Ukrainos konfliktų išspręsti, buvo palaikomas tik tam, kad būtų gauta laiko apginkluoti Ukrainą. Ji taip pat buvo nuolatinė Miuncheno saugumo konferencijų viešnia 2015, 2017 ir 2019 metais. Trečias pavyzdys. 2022 metais balandžio pradžioje, praėjus vos 2 mėnesiams po Rusijos kariuomenės įsiveržimo, tuometinis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas užkirto kelią Ukrainos ir Rusijos susitarimui taikos dėrybose. Abiem pusėm liko tik pasirašyti taikos sutartį Stambule. Tačiau tai neįvyko, nes Borisas Johnsonas paskutinę akimirką sutrukdė Ukrainos pusiai pasirašyti sutartį, pažadėjęs tolesnį ginklų tiekimą. Johnsonas primiktinai reikalavo laimėti konfliktą mūšio lauke, o ne dialogu. Johnsonas 2022 metų vasario mėnesį dalyvavo 58-ojoje Miuncheno saugumo konferencijoje, prieš tai sužlugdęs taikos sutarties tarp Rusijos ir Ukrainos pasirašymą. Ketvirtas pavyzdys. Tokį patį požiūrį galima pastebėti ir 2023 metų vasario mėnesį saugumo konferencijoje naujasis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas Kristofas Heusgenas ir toliau aršygynė vokiečių kovinių tankų Leopard pristatymą Ukrainai. Tuo metu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas dėl Ukrainos taip pat pareiškė, mums reikia nenutrūkstamos mūsų svarbiausių ginklų sistemų gamybos. Galiausiai Rusijos atstovai Miuncheno saugumo konferenciją nekviečiami nuo 2023 metų. Tarpinė išvada. Priminsiu, kas yra Miuncheno saugumo konferencija. Jis save apibūdina kaip svarbiausia pasaulio diskusijų apie tarptautinę saugumo politiką forumą. Miuncheno saugumo konferencijos tikslas stiprinti pasitikėjimą ir skatinti taikų konfliktų sprendimą, palengvinant nuolatinį dialogą tarptautinėje saugumo bendruomenėje pagal jos pradinį šūkį skatinti taiką per dialogą. Tačiau visi šie 4 pavyzdžiai rodo, kad Miuncheno saugumo konferencija nesistengė taikiai išspręsti Rusijos ir Ukrainos konfliktą atviro dialogo būdu, o priešingai tik tiekia ginklus, trukdo sudaryti susitarimus ir kursto konfliktą. Kyla klausimas, jei Miuncheno saugumo konferencija netarnauja taikiam Rusijos ir Ukrainos konflikto sprendimui, koks jos tikslas? Ir kokie yra tikrieji Miuncheno saugumo konferencijos tikslai, apie kuriuos gyventojai nežino? Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, turime pažvelgti Miuncheno saugumo konferencijos istoriją ir užkulisių veikėjus bei už jos stovinčias organizacijas. Miuncheno saugumo konferencijos užkulisiai. Steigėjai. Saugumo konferencijos pirmtakas yra tarptautinis gynybos tyrimo judėjimas. Jį 1963 metais inicijavo Ewald Heinrichas von Kleist-Schmenzinas, vokiečių karininkas ir pasipriešinimo kovotojas. Pirmajame susitikime dalyvavo tik 60 dalyvių, tarp jų Helmutas Schmidtas ir Henris Kissingeris. 2023 metais miręs Henris Kissingeris laikomas vienu iš Miuncheno saugumo konferencijos iniciatorių. Jis žinomas kaip pasaulinis strategas, dešimtmečius formavęs pasaulio politiką. Henris Kissingeris nuo 1956 metų buvo Tarptautinių santykių tarybos narys. Vėliau tapo CFR valdybos nariu ir nuolat dalyvavo Bilderbergo grupės susitikimuose. Jis aktyviai veikia Bilderbergo grupės vadovybės lygmeniu konsultacinėje taryboje. Nuo 2009 metų Miuncheno saugumo konferencija apdovanoja veikėjus vadinamoju Ewaldo von Kleist apdovanojimu. Pirmasis apdovanojimas buvo įteiktas Henry Kissingeriui. Pirmininkai.
Iki 1997 metų Miuncheno saugumo konferencijos pirmininku buvo von Kleist-Schmenzinas. Horstas Telčikas buvo artimas Helmuto Kolio patikėtinis ir dirbo federalinėje kanceliarijoje. Jis yra Konrado Adenauerio fondo patikėtinių tarybos ir Atlanto iniciatyvos patariamosios tarybos narys. Horstas Telčikas taip pat dalyvavo Bilderbergo konferencijoje 1982, 1984, 1988 ir 1990 metais ir buvo Tarptautinių santykių tarybos, Tarptautinės konsultacinės tarybos narys. 2008-2022 metais Miuncheno saugumo konferencijai pirmininkavo Wolfgangas Ischingeris. Ischingeris yra Vokietijos teisininkas ir diplomatas. Jis nekartą dalyvavo Bilderbergo konferencijoje ir Pasaulio ekonomikos forume. Jis taip pat yra Europos tarptautinių santykių tarybos, Europos padalinio narys. Jis yra gerai pažįstamas su Henriu Kissingeriu ir pasakė kalbą Henrio Kissingerio 100-ojo gimtadienio minėjimo ceremonijoje. Savo kalboje Ischingeris paminėjo, kad Miuncheno saugumo konferencijos įkūrėjas Evaldas von Kleistas daugelį dešimtmečių artimai bendravo su Henriu Kissingeriu. Tarpinė išvada. Jei tik pažvelgtumėte į Miuncheno saugumo konferencijos teigėjus ir pirmininkus, pamatytumėte aiškę sąsają su pasauliniu strategu Henriu Kissingeriu, Bilderbergo grupe ir CFR, Tarptautinių santykių taryba. Išsamiam Miuncheno saugumo konferencijos vaizdo sudarimui toliau pateikiamas konsultacinės tarybos narių sąrašas. Atkreipkite dėmesį, kaip dažnai minima Henrio Kissingerio ir jo analitinio centro Trilateral Commission, Bilderbergo grupės, Tarptautinių santykių tarybos ar jos Europos padalinio ECFR pavadinimai. Toliau bus aptariama šios organizacijos svarba ir interesai. Konsultacinės tarybos nariai. Miuncheno saugumo konferencijos konsultacinė taryba buvo įsteigta 2009 metais, kad padėtų pirmininkaujančiai šaliai strategiškai orientuoti ir plėtoti saugumo konferenciją. Beveik visos Miuncheno saugumo konferencijos konsultacinės tarybos nariai jau dalyvavo Bilderbergo konferencijose. Paulas Achleitneris, 2012-2022 metai, Deutsche Bank AG, stebėtojų tarybos pirmininkas, 2015-2019 metais dalyvavo Bilderbergo konferencijoje ir yra jos iniciatyvinio komiteto narys. Oliveris Bete yra Aliancija, valdybos pirmininkas. 2017 metais jis dalyvavo Bilderbergo konferencijoje ir yra trišalės komisijos Vokietijos grupės narys. Trišalė komisija yra privatus analitinis centras, įkurtas 1973 metais Liepą Henrio Kissingerio ir Davido Rockefellerio iniciatyva. Jie yra Šiaurės Amerikos, Vakarų Europos ir Japonijos elito dialogo formas. Karlas Bildtas, buvęs Švedijos karalystės ministras pirmininkas, yra trišalės komisijos viceprezidentas atsakingas už Europą. Jis yra vienas iš ECFR pirmininkų ir nuolatinis Bilderbergo konferencijos dalyvis. Josepas Borelis Fontelesas yra Europos komisijos viceprezidentas ir 2023 metais Bilderbergo konferencijos dalyvis. Tomas Andersas nuo 2019 metų birželio mėnesio yra Vokietijos tarptautinių santykių tarybos prezidentas. 1984, 2005 ir 2009-2015 metais Bilderbergo konferencijos dalyvis. Fu Ying, buvusi Kinijos liaudies Respublikos užsienio reikalų viceministrė, 2011 ir 2012 metais Bilderbergo konferencijos dalyvė. Johnas Kerris, buvęs JAV valstybės sekretorius ir 2012 metais Bilderbergo konferencijos dalyvis. Radoslavas Sikorskis, buvęs Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministras, Bilderbergo grupės lyderių rato narys ir ECFR narys. Kiti Miuncheno saugumo konferencijos valdymo organo konsultacinės tarybos nariai taip pat palaiko glaudžius ryšius su Sorošo įsteigtomis ECFR ir ECFR.
Ine Marija Eriksen Søreitė yra Norvegijos karalystės parlamento užsienio reikalų ir gynybos komiteto pirmininkė. Nuo 2013 metų iki 2017 metų ji ėjo gynybos ministrės pareigas. Ji yra CFR Europos padalinio ECFR narė. Džeimsas Stavridis yra buvęs JAV karinio jūrų laivyno admirolas ir CFR narys. Aranša González Laya, Ispanijos diplomatė, 2020-2021 metais ėjusi Ispanijos užsienio reikalų ministro pareigas. Ji yra ECFR narė. Jana Harman, JAV politikė demokratė, CFR ir trišalės komisijos narė. Kersti Kaljulaid, Estijos ekonomistė ir politikė. 2016-2021 metais ji buvo Estijos Respublikos prezidentė. Ji yra ECFR narė. Davidas Milibandas, buvęs Didžiosios Britanijos politikas, 2007-2010 metais ėjęs Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministro pareigas. Jis yra ECFR narys. NATO ryšys su Miuncheno saugumo konferencija. NATO generalinis sekretorius Jensenas Stoltenbergas taip pat reguliariai dalyvauja Miuncheno saugumo konferencijoje. Stoltenbergas, kuris taip pat yra Bilderbergo grupės narys, kalbėjo Miuncheno saugumo konferencijoje 2023 metais. Ponios ir ponai, tai tiesiog akivaizdu, beveik visi Miuncheno saugumo konferencijos vadovybės nariai yra susiję su Bilderbergo grupe, CFR ir ECFR. Kaip KLA-TV jau atskleidė įvairiose laidose, šias grupės kaip šešėlinė vyriausybė įsteigė Rockefellerių šeima ir jų sąjungininkai, tokie kaip Henrys Kissingeris ir Džordžas Sorošas. Jų tikslas įgyvendinti naująją pasaulio tvarką ir sukurti vieną pasaulinę vyriausybę. Taigi, trumpai apžvelkime šias organizacijas. Iš Miuncheno saugumo konferencijos stovinčios organizacijos ir jų interesai. Bilderbergo grupė ir CFR. KLA-TV savo laidoje yra išsamei pasakojusi apie Bilderbergo grupę. Ar Bilderbergo grupė yra slapta šešėlinė vyriausybė? Bilderbergo grupė buvo įkurta Davido Rockefellerio iniciatyva. Bilderbergo grupės steigimo strateginis planas buvo parengtas perspektyvių studijų taryboje, trumpiau CFR. CFR yra privatus amerikiečių analitinis centras, įkurtas 1921 metais, kuris yra savotiška šešėlinė Jungtinių valstijų vyriausybė. 2023 metų gegužės 18-21 dienomis vėl buvo surengta kasmetinė Bilderbergo konferencija. Kiekvienas Bilderbergo konferencijoje dalyvavęs asmuo nuo to momento lieka susijęs su Bilderbergo grupe. Po kiekvienos konferencijos visi esami ir buvę dalyviai gauna susitikimo ataskaitą. Be to, nuo 1963 metų jie gauna aiškinamąjį dokumentą, tai yra Bilderbergo klubo darbotvarkę. Europos tarptautinių santykių taryba. ECFR, Europos CFR padalinį įkūrė ir daugiausiai finansavo Džordžas Sorošas. Pats Džordžas Sorošas iki 2020 metų buvo Miuncheno saugumo konferencijos konsultacinės tarybos narys. Kartu su Davidu Rockefelleriu ir Henriu Kissingeriu Sorošas laikomas vienu iš pasaulinių strategų, kai yra kalbama apie slaptos šešėlinės vyriausybės sukūrimą. Apie Džordžą Sorošą ir jo atviros visuomenės fondus KLA-TV kalbėjo laidoje Džordžas Sorošas – atskleistas pasaulinio stratego tinklas. OSF tai fondų ir nevyriausybinių organizacijų asociacija, kurią 1979 metais įkūrė Džordžas Sorošas. Sorošas yra vienas iš didžiųjų globalių strategų, kurio tikslas įvesti žmonės pavergsiančią naująją pasaulio tvarką. OSF Sorošas naudoja kaip priemonę finansuoti politinę veiklą, kurią siekiama gyvendinti šią NVO. Kur tik pasirodo Sorošas, rezultatas yra destabilizacija, chaosas, karas arba politiniai pokyčiai, gyventojams atitinkantis jo interesus.
Jo braižą galime atpažinti tiek 2013-2014 metų Euromaidano perversme Ukrainoje, tiek nuo 2015 metų vykstančiame pabėgėlių judėjime. Bet yra ir konkrečių įrodymų, kad Sorošas prisidėjo prie visų spalvotųjų revoliucijų, tai yra vyriausybių nuvertimo per pastarosius 15 metų, nuo Gruzijos iki Venezuelos, iki Arabų pavasario. OSF veikia 120 pasaulio šalių. Džordžas Sorošas yra nuolatinis Miuncheno saugumo konferencijos dalyvis. Neseniai kartu su savo sūnumi Aleksandru Sorošu dalyvavo 2023 metais Miuncheno saugumo konferencijoje. 2021 metais jo sūnus 2 metų kadencijai prisijungė prie Miuncheno saugumo konferencijos konsultacinės tarybos. Aleksandras Sorošas yra jo tėvo įkurto atviros visuomenės fondo pirmininkas. Jis taip pat yra ECFR narys. Kiti projekte dalyvaujantys globalų strategai. Richardas Nathanas Haasas, ECFR prezidentas iki 2022 metų, taip pat nuolat dalyvauja Miuncheno saugumo konferencijoje. Paskutinį kartą konferencijoje jis dalyvavo 2023 metais. Miuncheno saugumo konferencijos dalyvių sąraše kasmet galima pamatyti iki Rockefellerių fondo ir brolių Rockefellerių fondo atstovų. Billas Gatesas yra ne tik Miuncheno saugumo konferencijos rėmėjas, bet ir dalyvis. Paskutinį kartą dalyvavo 2017 ir 2022 metais. Gatesas ne kartą veikia kaip globalus strategas ir turi tuos pačius tikslus kaip ir Davidas Rockefelleris, Henris Kissingeris ir Džordžas Sorošas. Išvada. Jei visą tai išanalizuotume kaip visumą, negalima paneigti, kad Miuncheno saugumo konferencija tarnauja ne Europos gyventojų saugumui, o kelių globalių strategų ir analitinių centrų interesams. Ar gali būti, kad ji tapo slaptos pasaulinės vyriausybės, kurią sudaro Bilderbergo grupė, CFR ir ECFR karinė ranka, apeinančią nacionalinės valstybės ir ignoruojančią žmonių valią, o gal ji net buvo sukurta šiam tikslui? 2010 metais vasario 4 dieną Die Linke taikliai rašė: Miuncheno saugumo konferencija tebėra susitikimas, kuriame dominuoja ginklų pramonė ir kariniai politikai, kuriame vedančiosios karinės pasaulio valstybės aptarė savo intervencinius įsikišimus ir įteisina viena kitos veiksmus. Platindami šią laidą, padėkite atskleisti visas šias sąsajas ir įvykių istoriją, kad Miuncheno saugumo konferencija būtų atidžiai viso pasaulio prižiūrima. Viltis į taiką yra tik tuo met, jei bus atskleisti karo organizatoriai. Pabaigai pacituokime rusų rašytojo Levo Tolstojaus žodžius. Per visą istoriją nėra karo, kurio nebūtų pradėjusios vyriausybės. Vien tik vyriausybės, nesižvelgdamos į žmonių interesus, kuriems karas visada yra pragaištingas, net ir tada, kai jis būna sėkmingas. Bomben fallen, Menschen sterben. Ich schrei, wann gibt es Frieden auf Erden? Kinder im Kriegsgebiet, weinen stehen sie da, fragen, wann ist dieser Krieg vorbei? Mama, können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemand für dich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott gibt in dir, dein Leben ist mein Leben, Gott auch in mir.
sind, legt die Waffen nieder. Es reicht, für die Falschen zu sterben. Immer wieder sitzen wir in Schützengräben, ein Gutes zu tun und Recht zu beheben. Wie viel tote Kameraden noch? Es ist immer noch nicht genug. Keine Seele darf mehr sterben für diesen Völkerbetrug. Können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemand will dich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich. Und Gott lebt in dir, dein Leben ist mein Leben. Gott auch in mir. Weißt du, ich greif nicht zu den Waffen, denn im Alltag gilt es Frieden zu schaffen. Die größte Liebe ist, deine Freunde zu lieben, zu Hause trainieren, über Spaltung zu siegen, bis wir wieder schlafen können in der Nacht, und Bösewichte verspielt haben ihre Macht und Kinder wieder lachend auf die Straße gehen. Mein Gott, dieses Leben werde ich noch sehen. Für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir, dein Leben ist mein Leben, Gott auch in dir.